Labas liūtai! Čia yra jums skirtoji gruodžio prognozė. Pasižiūrime, kas jūsų laukia gruodį. Šitą prognozę, kaip jau minėjau, skirta liūtams, arba žmonėms, kurie save tapatina su liūtu, tie, kurie jaučia savyje daug liūto energijos, galbūt, ne visada mes žinom, koks ten iš tikrųjų tas mūsų zodiako ženklas, bet jeigu tapatinat save su liūto ženklu, tai irgi tada šitą prognozę jums. Tai pirmą pasižiūrėsime bendrą jūsų energiją, gruodžio spalvas, kokios temos vyraus, o tada pasižiūrėsim bendras svirtis gyvenimo, konkrečiai meilę, santykius, darbą, pinigus ir asmeninį augimą, sveikatą. Tai dabar prašau parodyti liūtams, kokios bus pagrindinės gruodžio mėnesio energijos ir į ką atkreipti dėmesį. Va, turime geltoną ir turkio spalvą, iš karto kažkaip į geltoną pasižiūrėjau, tai pradėsiu nuo geltonos. Ne veltui liūtas yra asocijuojamas su saulė, su šviesa, su energija, su džiaugsmu, su tokiu net vaikišku džiaugsmu. Ir mokėjimu džiaugtis gyvenimu, niekas kitas taip kaip liūtas nemoka džiaugtis gyvenimu, niekas kitas taip kaip liūtas nemoka net kito irgi paskatinti džiaugtis gyvenimu kaip jūs. Ir jūs turite tą savyje gyvenimo džiaugsmą labai labai giliai. Ir jis jums dažnai padeda, toks sakyčiau, net, tas nesureikšminimas dalykų, jisai padeda jums ne tai, kad išgyventi, bet ir gyventi geriausią gyvenimą, kokį tik galite. Ir gruodį matosi, kad labai bus progų, bus situacijų, bus aplinkybių, kada tas jūsų buvimas, ta tokia, šviesa ir ta tokia optimizmo žvaigždėlė, kad jinai labai, kad tas jūsų gebėjimas labai suveiks ir labai padės jums tam tikrose jūsų gyvenimo situacijose. Ir taip pat mes turime turkio spalvą, kas kalba apie tai, kad iš vienos pusės taip, jūs esate žmogus, kuris labai daug spinduliuoja džiaugsmo ir netgi, sakyčiau, tokios meilės kitam, jūs su visais galite rasti bendrą kalbą ir turite daug draugų. Kita vertus, sako, kad gruodį kažkoks ateis biščiuką laikas, kai jūs pradėsit galvoti, ar tikrai ten, tarkim, pavyzdžiui, visi tie draugai, ar tikrai tikri draugai, ar tikrai visi žmonės, kuriems jūs skiriate energiją, ar tikrai jiems reikia tą energiją skirti, ar tikrai visi projektai, kuriuose jūs esate pasinėręs, ar tikrai ten reikia tiek savęs viskam padalinti. Atrodo, ateina toks biščiukai iš jūsų noras, nors pas jūs energijos neišsemiami klodai, bet truputėlį lik pasaugo tą energiją, lygtais nebedalint savęs taip, lygtais nebeapsižioti ant viso pasaulio. Ir tada ateina tas gal net ir vidinis konfliktas, nes jums labai patinka būti matomam ir patinka būti už daug atsakingų, jūs esat liūtas karalius, ane? Ir tas, kad jūs ant scenos ir jūs visi mato, jūs veža. Kita vertus, matyt, gal gruodį jūs pradėsit rinktis, ant kurių tų scenų lipt. Gal nebūtina visų scenų lipt ir gal, jeigu teisingai pasirenkat auditoriją, gal tada sutaupot savo energijos ir iš tikrųjų galit net dar labiau pasireikšti ir dar labiau pasidžiaugti, negu išsitaškęs per tas kelias scenas savo gyvenime. Tai toks lygtais jautrumas savo, supratimas, kad ir save kartais reikia pasaugoti. Tai dabar žiūrim į atskiras gyvenimo sritis. Pirmą pažiūrėkime meilę, santykius, ką mes matome. Liūtukai ir meilė. Wow. Dvi geriausios kortos apskritai, vienos iš geriausių kortų ir meiliai, tai čia jau labai labai gerus. 4 lazdos sako apie šventę, apie santykių sutvirtinimą, apie santykių sutvirtėjimą. Tai kalbu visų pirma dabar tai grupiai, kur turi santykius, bet nelabai ten gal dar seniai, arba neaišku, kas čia vyksta, arba gal norit santykius perkelti į kitą lygį, bet kažkaip dar kažkas gal nesigavo, žodžiu. Tai gruodis yra tas laikas, kada jūs tų santykius sutvirtinat, suprantat, kad esat ten, kur turit būti, su tuo, su kuo turite būti, ir tokį, ramybę ir nusiraminimą matau, ir plus labai didelį džiaugsmą, kad viskas vyksta taip, kaip vyksta. Tie, kas yra vieniši, irgi žinokit, gali būti, kad pasimaišys koksai čia jums partneris ar partnerė. Matau, kad gali įvykti susitikimas per kažkokią išvyką, gal per šventinės kažkokias ten keliones ar per šventimus, bet kažkas tokio gali būti, kad kaip ir kur jūs gal nesitikit, tai gal kažkoks su draugais susibūrimas arba su darbu kažkokia kelionė, nes lyg tikslas nėra suras meilę ten, kur jūs keliausit, bet tikėtina, kad toje aplinkoje netikėtai rasi žmogų, su kuriuo tas ryšys bus labai greitas ir labai aiškus. Tai va.
O tie, kas yra pastoviuose santykiuose ir tvirtuose santykiuose, tai irgi tiesiog taip ir laikosi ir netgi sakyčiau, dar kažkoks toks ateina lyg pasidžiaugimas vienas kitu, dar daugiau pasimėgavimo vienas kitu, dar daugiau pašventimo savo, kad dar daugiau švenčiat tą savo gyvenimą ir dar daugiau džiaugiatės, tai žodžiu, meilė geriausios naujienos ir meilė bus tas rytis turbūt santykiuose, partnerystės, kur jums labai padės ir paskatins, jeigu kažkur kitur kažkokių ten mini sunkumų kils, tai partneris jūsų yra tas, į ką galėsite atsiremti. Net jeigu ir neatsirastų pas vienišus dar kol kas kažkas tai lemtingo, aš matau, kad vis tiek bus žmonių aplink jūs, su kuo galėsit pasikalbėti, pasitart, pasidžiaugti. Toks, net jeigu esate, tarkim, žmogus, kuris dabar nelabai dar ir ieško antros pusės, matau, vis tiek yra daug žmonių, su kuriais jūs jaučiatės tarsi namie, tarsi šeimoje ir nereikia jums nebūtina ten, kad dar ten kažkoks tais partneris kažkur tais būtų. Jūs ir taip jaučiatės pilnas. Tai žodžiu, tiesiog meilės rytį, santykių rytį, ar mes kalbam apie meilę kitam ar meilę savo, viskas čia jau labai, taip sakyčiau, harmoningai ir puikiai net. Gerai, žiūrim kitas rytis. Darbas, pinigai. Darbas, pinigai, projektai, realizacija, ką mes galim pasakyti čia. Irgi, nežinau. Aišku, jūs esat liūtai, jūs esat laimės kūdikiai iš pat prigimimo, bet gruodį jūs kažkaip dar labiau patikit, kad jūs tokie esat. Ir galbūt toks ateina, kad jūs tiesiog gal tas, kaip sakiau, tas kitas scenas išsirenkat, kur jūs šviečiat, jūs pasidarot prioritetų savo, atsisijoja tas rytis, kur galbūt neduoda tiek naudos, ypatingai dabar kalbu apie darbą, apie projektus, apie kažkokius, pinigų užsidirbimo būdus, jūs kažkaip atsisijoja tai, kas jums patinka, pasilieka tik tai, kas jūs žinot, kad veikia, ar tik tai, kuo tikit 100% ir tada matau pinigai. Ir dar šlovė. Tai toks, aišku, visiems skirtingais lygiais tas gali pasireikšti. Bet toks bendras panašumas tas, kad gruodį atsiranda nauja galimybė užsidirbti. Ir čia beveik 100% atsiranda nauja galimybė parodyti tai, ką mokate. Tai galbūt, pavyzdžiui, turėjot kažkokį talentą, norą ar kažką, bet bijojot gal jį kažkaip parodyti. Ir vis tik gruodį išdrįstat, pasipasakojat, pasitarėt, išdrįstat gal parodyti ar ten internete ar kažkur tai, ką jūs mokat. Ir tik tiek tai reikia. Jums tiesiog reikia apie save duoti ženklą. Ir wow, ir tada žiūrit, kad ir tam įdomus, ir už tos moteris sėdi liūtai du. Toks jausmas gali žibėti ir ta scena, kurių žibėsite, bus darbas, karjera, pinigai, nes daugumai ateina nauja pasireiškimo sritis, kur galės atskleisti tai, kai jūs natūraliai mokate ir be pastangų užsidirbti. Tie, kas negalvoja galbūt apie kažkokį papildomą darbą, aš tiesiog vis tiek matau pinigų pagausėjimą. Tai gal tiesiog iš esamo darbo, gal kažkokia 13 ten alga ar ne, ar kažkoks priedas, ar kažkas, vis tiek bus. Ir šiaip, kad bus darbo sritis, bus ta, dėl ko jūs kažkaip labiau savim pasitikėsit ir gruodį, galėsit savo paplekšnoti per petį, nes padarysit labai pažangą. Ir gruodis bus dar tik pradžia, jūs kažkaip gruodį įleidžiat šaknis, lyg pakeičiat savo strategiją, mąstymą darbe ir tada į kitus metus persikelia tas, ta pagrindinė sėkmė ir tas pagrindinis progresas. Tai va, bet pinigų tai tikrai jau bus gruodį, o kitais metais turbūt ir dar daugiau, jeigu tęsite tai, ką pradėjote gruodį. Ir dabar kaip jausitės jūsų sveikata, jūsų emocinė būsena, jūsų visokie dvasiniai pojūčiai. Saulę turim, nuo šią ir paliksiu, liūtas, saulė, šviesa. Puikiai jūs jausitės, čia turbūt viena geriausių prognozių iš visų ženklų. Jūs esat šaunuoliai, jūs kažką pradėjot, jūs turit kažkokią idėją ir labai skatinu ją gruodį vystyti. Tai susijęs su darbu ir su pinigais. Jūs žinot, iš kur užsidirbti daugiau pinigų gyvenime. Gal nebūtinai, kad dabar jums tų pinigų mažai, bet jūs žinot, iš kur lengviau užsidirbti. Ir taip ir daugiau. Ir jūs jaučiatės labai lengviai, jūs atsipalaidavę, jūs džiaugiatės, gyvenat, dainuojat, šokat, atrodo, jaučiatės toks nesustamdomas, bet ne ta prasme, kad čia dabar bėgti ir aplenkti ir kažką pasidaryti, bet jūs tiesiog plaukiat
su savo jausmu, su savo idėjom ir jos atsiperka. Sveikata labai gera, labai daug energijos gruodžio mėnesį ir čia matau emocinį, fizinį, dvasinį tokį susibalansavimą, kada daro tai, ką norit, jums sekasi ir nėra jokio vidinio konflikto. Tai tas, tas ir duoda tą puikų rezultatą ir puikią savijautą, ką mes šnekėjome pradžioje, kad jūs mėnesio pradžioj išsigryninat visgi, kuriasgi tas kovas kovoti, ant kurių kitų scenų jums žibėti, biščiuką pradedat labiau galvoti apie save, apie tai, ko jūs tikrai norite. Ir tada jau mėnesio vidurį, mėnesio galą mes matom, kad ateina naujos galimybės ir labai įdomu, kaip čia pasireikš. Gero jums gruodžio. Būtų faina, kad parašytumėt komentaruose, kaip jums gruodį pasiseks. Ačiū, kad žiūrite, ačiū, kad užsisakote mano būrimus. Pažiūrėkim dar kokią galutinę mintį, dabar kažkaip atėjo mintis, kokią galutinę kortą, kokią dar mintį mes galim jums pasakyti. Kažkodėl atėjo jausmas dar kažką. Ir vėl ta pati korta, 8 monetos. Vėl čia yra tas į tai, kad jūs turite tam tikrą talentą. Tam tikrą talentą kažką sukurti savo rankom. Padaryti, nupiešti, sukliuoti, sukurti, parašyti, kažką sukonstruoti, kažkas tai tokio. Ir tam talentui pats laikas jau yra pradėti rodytis ir jūs panašu, kad gruodį išdrąsėsit vis tik tai atskleisti savį iš kitos pusės. Ir tas bus daugeliui gal netikėta, kad čia jūs to užsiemat ir kad jūs taip jau atvirai ir drąsiai tą darot, bet jums atsidaro durys į praktiškai naują karjerą, į naują kelią, kada jūs galėsit palikti samdomus darbus ir daryti tai, kas jums patinka. Jeigu tardo nepradėjote daryti, jeigu jau pradėjote, tai gruodį kažkaip įsivažiuojate ir suprantat, kad ne veltui darote tai, ką darote. Tai žodžiu, labai puikia prognozė, ačiū dar kartą, kad žiūrit, kad užsisakot mano būrimus ir ate.